O kaip žiūri draudimo bendrovės kasko tokiu atveju, kad yra integruota ta sistema, ar tai kažkokią įtaką turi ar ne, nes jau yra vis tiek papildomai įdiegta negamyklinis variantas? Čia gal daugiau galėtų žiūrėti ne draudimo bendrovės, o automobiliai, kurie garantiniai, ne, galbūt galėtų. Čia didesnė intervencija elektronika. Vėlgi apie tai kalbam, kad vis tiek mus žino. Netgi mus ir rekomenduoja vien dėl to, kad, tarkim, nusiperka kokį automobilį ir žmogus pirksiu tą automobilį, jeigu bus Webasto, o Webasto jame nėra. Važiuojamės kartais į vietą, į salonus, kai su tam tikrais salonais bendradarbiavim. Tai kas liečia garantiją, dauguma salonų tikrai mus žino, tikrai ne 100% visi leidžia, yra keletas tokių užsispyrusių, kurie sako, negalima, garantijos nebus, čia jau kaip sakyti. Bet šiaip irgi situacija tokia, kad mes niekada nebuvo situacijos, kad kažkas būtume kažką pridirbę dėl garantinių visų. Tai šiaip labai įdomu, ar turi poveikį tiesiog tą programą instaliavus kitom automobilio sistemom? Viskas, kas veikia originaliai, tas lieka originaliai veikti, viskas. Plius papildomai atsiranda papildomas funkcionalumas. Ir kaip sakiau, automobilis su sistema bendrauja jo protokolu. Inžinieriai rašo protokolą, kuris supranta vienas kitą, kaip sakyti, kaip automobilio dalis jinai tampa, ta papildoma sistema. Dažniausiai čia kyla klausimų klientų, ar draudimas nepaprašys antro rakto, kai slepiam raktą, ne? Kai slepiam raktą. Parašom pažymą, jeigu klientas nori dėl ramybės, kad įmontuota papildoma apsaugos sistema, pilnam funkcionalumui ten parašai, kad paslėptas neaktyvus raktas. Žodis neaktyvus yra pagrindinis. Taip. CTB tai palieka aktyvius raktus bardačiokėje. Tai realiai atsisėda, įsitraukia į raktą ir gali važiuoti. Įsilaužia, įsitraukia į raktą ir važiuoti. O čia neaktyvus raktas, tai jį dar surasti reikia. Ir vis tiek tau nesuteiks jokių galimybių važiuoti. Tai realiai jį surasi, ten ištrauksi, įkiši batareiką, gali važiuoti. Bet per tą laiką jinai kauks ir dar savininkui skambins, kad kažkas įsiveržė automobilį. Čia kaip draudimai turėtų gal mums ir ačiū sakyti, kad mes, kai draudimas nereikalauja, mes įmontuojam dar papildomą apsaugą, kuri geriau saugo automobilį. Teoriškai, jeigu tos apsaugos sistemos nebūtų, tai tu gali automobilį atrakinti su vadinamais keilės graberiais, kurie kitose šalyse populiarūs yra, ir lygiai taip pat įsėsti ir nuvažiuoti.